Žiūrintis mano video kanalą, kaip ir kalbėjau, esu pas savo kolegą ilgametį, tai Paulių Pocevičius, Padysnio H tvenkinyje. Tvenkinys yra telkinys, čia labiau užtvanka. Telkinys yra licenzinis, kur yra pagavai paleisk, galioja taisyklė. Taigi čia bandysiu daryti savo rudeninę žvejybą. Kaip sakoma, ruduo didžiųjų karpių metas. Bandysim suvilioti kažką rimtesnio. Pavasarį, atrodo, gal 5 kg buvo didžiausia žuvis. Bandysim kažką pagauti didesnio. Kol kas esu vienas. Paulius, man atrodo, neužilgo prisijungs. Jis jau čia atvažiavo iš anksčiau. Įsikūrė, netgi meškeris užsimetė, bet šiek tiek išlėkė. Nieko, prisijungs, pabendrausim. O dabar kągi aš naudosiu, ant ko gaudysiu, kur aš gaudysiu. Taigi naudosiu, nieko ypatingo nekeisiu, kol kas pabandysiu gaudyti su tais pačiais savo pamėgtais sistemomis to pačiomis, tai running rigų. Svareliai nedideli, 57 gramų, gaudysiu netoli nuo kranto, apie 60 metrų, ten kur prasimarkiravus radau tokį kietesnį apdreisenų juostą. Gal ten ateis kažkas tai rimtesnio. Gaudysiu ant ko, tai faktas, ant kabliuko bus ant vieno 2 tigriniai riešutai tiesiog, o ant kito bus mano viena iš mėgstamiausių kombinacijų būtent laukiniuose telkiniuose ar šitokiuose, tai yra sorsas su banano ananaso viršūnė. Kad dažnai nepermetinėt, naudoju hardinat sorsą, dimbeliukus ir pusytę arba trečdalį arba apipjaustau, žodžiu, padarau tokį kaip man išeina banano ananasą. PVA tai bus paprasta, tai yra tiesiog keli boiliukai sutraiškyti į vietas. Dabar meškerės kaip. Realiai va matot, meškerės stovi, galima sakyti, visai beveik stačia, nes pakankamai yra daug kliuvinių telkiny. Gaudysiu mesiu va į tenai. Tai realiai netgi markiruojant, kelis kart buvo užstrigęs markeris, taigi pasirinkau tokį tašką iki tų didesnių kliuvinių, pabandysiu biškį prisiveržti valą ryte, kad žuvis toli neįeitų. Ir kągi, užsimetam, bandysim kažką pagauti, kažką pagausim, bandysime jums parodyti tiek kibimą, tiek traukimą, būsim vis tiek dviese, tai man atrodo bus gerų kadrų. Ką, taigi, kogi jaukinsiu, nes tiek jau vakaras reikia pajaukinti, manau. Paulius liktai jaukino savo taškus, man irgi reikia įmesti kažką, tai pirmoji eilėje bus tigras smulkintas ir sorsas smulkintas ant šitoks va mašinėlės. Gal labai nedėsim. Vakarį, manau, porą saulelių pasmulkysim tigro ir porą saujų boilių. Manau, pilnai gausis kokias 6-7 pombos. Manau, užteks. Kągi sutemo. Buvo vienas karšiokas užsikabinęs. Daugiau kol kas nieko. Kągi, gal naktį, arba jau, kaip pasakyti, vakare, gal net, gal karpiai prieis. Nes gaudom vis dėlto pakankamai arti. Apie kokią, kiek čia kokia, nu, jo iki 60 metrų. Tai vat, tikimės, kad gal prieis karpiai arti. Taigi lauksim. Labą rytą. Eilinis karščio kibimas, kurių buvo labai daug naktį. Kokie gal 15 karščio kibimą. Aišku, buvo ir karpių. Man vienas užkibo. Paulių daugiau. Nu, kągi, viską išėrės, pirmą reikia ištraukti šitą veikėją. Taigi, mano naktinis svečias 5 ryto užkibo 8 kg, ką tik pasvėriau, veidrodinis Padysnio H gyventojas. Apžiūrėsiu lupytę, naktį nelabai mačiau. Beveik nieko nesimato. Va. Dezinfekuojam ir bandysiu aš jums jį parodyti. To paprašysiu, kad ir Paulius savo laimikius parodytų.
O. Nenori jisai fotografuotis, jaučias. Tikrai dar karpiai stiprus. Pirmų jėgų bando pasimaitinti prieš žiemą. Ruduo. Toks. Tai nenori jisai čia fotografuotis visiškai. Net pasirodyti nenori. Iškart tik kelinsi ir iškart išsilenkia visas. Reikia dar biškį vandenuko jam užpilt. Kad biškį atsigaivintų. Bandysime mes jį pademonstruoti. Va biškį apsiramino. Štai jisai. Gražiai nuaugęs. Lygiai 8 kg. Kągi darom foto. Paleidžiam ir kviesim Paulių rodyti savo laimikius. Kągi, paleisim jį atgal jo gimtosius vandenis. Nu. Plaukia atgal, būsimas 20-tukas. Kągi, va, 7-tukas, dar buvo vienas 5 ir vienas netgi 10 kg. Karpiokas, šitas žvynas. Oi, koksai rubuilis. Kągi, darysime foto. Kągi, dar vienas kartą 5 kg veidrodukas. Irgi darysim foto. Oho, koksai. Kaip jisai taškosi. Ties Big Fishas 10 kg. Padysnio. Monstriukas. Jisai gerai įmitęs. Matosi, kad netrūksta jiems šitą natūralaus maisto. Kągi irgi darysime. Big Fisho foto būtinai, manau. Kalbasi su mumis. O, vandens kibiriukas irgi toks trofėjinis. Gerai, darom foto. Kągi, paleidinėjom. Atsigavęs. Kriauklių netrūksta. Štai jisai. Ras kelią namo. Nu, o ten Paulius laiko irgi karšiokų, netgi karosą tokį neblogo poros kilogramų pagavo. Nu nieko, tegu jie ten būna. Kągi, pas Paulių ten kibimas buvo. O, karpiokas. Einam pažiūrėsim. Nu ir ką, pasiplaukė su valtim Paulius, su kolega. Nedidukas. Man atrodo, pernai metais įleistas, bet jau ūgtelės. Veidrodukas. Nu ką, ramu, bet oras tikrai pagerėjo. Saulutė išlindo. Reikia, manau, biškį duoti pašariuko. Kaip matot, tigras ir porą rūšių boiliukai. Tai sorsas ir svitaigeris. Nu, bandau, čia juos sumesiu čia netoli, tai manau greitai apsisuksiu. Kibimas pas Paulių. Hebra bėga į valtį. O, veiksmas vyksta. O, kaip matot, vyksta traukimas. O,
O žuvis ryškiai į kairę pavažiavo. Galbūt bus nemenka žuvytė. Nes labai smarkiai į kairę, nes šiaip tai gaudoma yra va ten yra atropa dešiniai. O žuvis į kairę iš karto nuplaukė. Va, jisai jau prisitraukinėja. Kodėl traukiama iš valties? Bus klausimas, aišku. Tiesiog labai pakankamai daug čia yra kelmų, nes matot, čia daug medžio aplinkui. O tai tų kelmų dėl to ir yra daug. Tai stengiamės ir meškės aukštai laikyti ir kiek įmanom greičiau reaguoti į kibimą. Kągi, nelabai čia matosi, bet šioks toks veiksmas vis dėlto yra. Bandė pasemti, pirmom sėsimų nepasiekia, bando iškelti. O, taip lengvai nepasiduoda žuvytė. Per visą dieną realiai va antras kibimas, bet abu kibimai buvo, kur Paulius laiko meškerės iš dešinės, taip pat jisai užmetęs meškerę man iš kairės, aš gaunas taip kaip ir per vidurį šiek tiek, tarp jo meškerių. Jisai turi čia dvi atropas pasistatęs ir tiesiog pastoviai šildo. Taip, žuvis paimta. Kągi, žiūrėsim, ką pagavo. Kągi. Netoks didis kaip atrodė, bet tikras kovotojas. 7 kilogramai. O, gražiai nuaugęs karpiokas. Kągi foto daro. Prasidėjo karšių iš eilės trečias kibimas. Na, karšiukai nedideli, bet veiksmo yra. Kągi, jau temsta, kaip matot, ir apsiniaukė. Ramybės pradėjo neduoti karšių būrys, tiksliau tokių padlėšikų, po iki pusės kilogramų, nu maksimum iki kilogramų, vienas liesas egzempliorius. Ir kas įdomu, kimba jie ant tigrinių riešutų. Nors vyravo tokia nuomonė, kad tigriniai riešutai yra, grynai karpinis masalas, pasirodo ne. Čia jie pakankamai labai gerai vilioja ir tokius puskaršius. Taigi gal per kokį pusvalandį iš eilės 4 puskaršiai ant tigrinio riešuto. Nu nieko, tikiuosi, kad ateis karpiai ir nustums karšiukus ir parodysim kažką tai rimtesnio. Kibimas pas Paulių. Rytas. Tik pačio Pauliaus kažko nėra. Kažkuri meškerė. Va, dešinė žalia. Bet kažkas tai. Tikrai užtvanka žuvinga. Žuvies netrūksta. Ir kibimų netrūksta. Biškį apstojo, kažkas gal, ne, kažkas traukia ją po biškį. Baksi. Žodžiu, visą naktį baksėjo pas mane. Asmeniškai tai, nežinau, gal kai prasidėjo 10 valandą vakaro, tai iki pat ryto, iki paskutinis kibimas buvo 6, jau stipriau kala. Tai paskutinis kibimas gal buvo 6 ryto, tai buvo ir karšiai, ir linai, ir karosai, ir porą karpių pasistaikė. Nedideli karpiai, dabar jie maišuose, nusprendžiau vis dėlto jiems juos parodyti, kad ir nedideli. Taigi, papusryčiauju ir žiūrim, kas per karpiai.
A, kaip fideris. Galiukai juda, galiukas juda. A, Pauliaus nėra. Ilsisi dar. Na, ateis ištrauks, gal karštis, o gal karpis. Nu ką, kibimas kažkoksai tai. Bet trauk netraukia. Bet greičiausia, kad leidinėja jo. Pagal žuvies dydį tikrai ne karpis. Jeigu iš viso yra žuvis. Есть? Tai kas čia karštis? Karšis? Tai turbūt, aš nežinau ką, ant tigro. Gal карпio vaikas? Kieno? Карпio vaikas. Серега, во, видишь эту трава? Сразу за ней. Попробуй. Ну, сору, kas? A, čia buvo. Tu specia? Kągi, turėjau dar ryte besidedant daiktus. Pabiškį pakavausi kibimą ir žuvis nepanoro fotografuotis ir kliuviniuose nupjovė litkorą. Nedažnai man tai pasitaiko pamatyti, kad litkoras nupjaunamas, bet čia apie kalmus yra grina tiesa. Jau ne kartą esu čia įsitikinęs. Kągi, einam parodysim, ką pavyko sumedžioti naktį. Ir nusprendėm parodyti abi naktinės svečius. Vienas biški didesnis, kitas biški mažesnis. Paklok savo irgi. Abu veidrodukai. O Jėzau, dar visas sušlapęs prieš išvažiuojant. Naktį pagauti tai labai pailsėję ir pakankamai turi aštrius dalykus. Neišmesk. Tai. Atsargiai. Nu, ramiai. Opa. Niekai, ne? Nenori fotkintis jie. Šias čia. O. Nu va, su žuvimis visada taip. A ne? Taip. Hop. Nefiga. Bet jau. Va, štai jie, būtų gražuoliai. Padysnio G gyventojai. Nieko, kitais metais vėl bus žuvinimas, dar žuvies pagausės ir džiugins visus nuostabiais laimikiais. Čiagi paleidinėjom. Naktinius svečius, po to parodysime, kiek dar visokių žuvų teko pagauti. Kiek karosų, tiek linų, kiek karšių. Nu. Ir antras. Pasimatysim, kai bus paugę. Ką, parodysim ir ką pavyko sumedžioti tarp karpių. Tai čia dar nepateko tos žuvis, kurios buvo mūsų manimų, buvo mažos žuvis. Va, kaip matot. Karšiai tikrai neblogi, ir karosų yra keli, ir ne vienas, ir linų yra. Tai va, tai žuvies čia tikrai netrūksta. Ir jinai čia labai gerai, puikiai jaučiasi ir kimba visą naktį, neleisdama net pailsėti. Nu, karosas gražus ir karšiai neblogi visi. Ir va, linai yra. Žodžiu, telkinys tikrai pilna žuvies. Ir Paulius mielai kviečia visus čia apsilankyti. Visa šita žuvis keliauja atgal į ežerą, kad džiugintų žvejus. Karosiukai, liniukai, karšiukai. Visi plaukia atgal į gimtuosius namus. O, koksai karosas.
Geras. Motiningas. Nu va. Džiugins kitus žvejus. Taigi viešnagė Padysnio H užtvankoje baigta. Telkinys per šios metus smarkiai pasikeitė. Atsirado daug naujų sektorių. Taip pat ir žuvies, taip pat ir kitais metais bus daug dar prileista žuvies. Taigi apsilankykit būtinai. Žuvis auga, stiprėja, kovos tikrai duoda. Smagu buvo aplankyti. Manau, susitiksim dar kitais metais čia. Taigi, o dabar, kas prenumeruojat mano video, spaudžiam like. Susitinkam kitame video, kuris bus tikiuosi, iš Ilgio ežero.